Puikia diena, daug temų aptarta, visos labai aktualios. Kaip žinia, esam pakeliu į inžinerijos transformaciją ir į pramonę 5.0. I think it's important to come together and discuss the future of Industry 4.0 and 5.0 even. And it came out that human resource, skilled labor, and the vocational education training system plays a key role. And therefore I'm happy that we could bring together German and Lithuanian experts and industry leaders to discuss strategies for the future and how we can work best together. So Industry 4.0 is the best way to start to deliver innovative changes within your business and factory, but it needs a platform approach. You need to be able to connect the devices and sensors into your business processes. And then we have to adapt to Industry 5.0, which is enabled by Industry 4.0, so that we can start to bring people and intelligence and intuition into the mix as well. Industry 4.0, it's actually about digitalization, it's about it's data-driven, it's about automating things, and it's about integration. Tai yra vieta, kur susiduria pramonė, industrija su technologijomis. Ir vėlgi, čia mes galim kalbėti apie kibernetinį saugumą ir atsparumą. Mes randam bendrų taškų dirbtinio intelekto temomis. Taip pat tvarumas yra labai svarbi komponentė. Švietimas, skaitmeniniai įgūdžiai, skaitmenizavimas, skaitmenybiniai. Tai, žodžiu, pramonė gali transformuotis, inovuoti, judėti galbūt ne tik į 4.0, bet ir 5. Aš labai noriu, kad kiekviena įmonė atrastų inžinerinį resursą aplinkui, čia Lietuvoje. Ta darysim nuosekliai, tą darysim su planu, tik tai taip mes užsiauginsim Lietuvą 2030 kaip inžinerinę šalį.